Viena pagrindinių nelaimingų atsitikimo priežasčių yra neteisingai apskaičiuotas stabdymo kelias. Pėstysis galvoja, jog vairuotojas jį pamatys, išeina į važiuojamąją dalį, vairuotojas greitai stabdo, kertant stabdžių pedalų, tačiau visa tai vyksta per vieną akimirką ir tada nutinka nelaimė. Yra daug įvairių situacijų, apie kurias galime kalbėti. Tačiau geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Šiandien eismo klasė atliks vieną eksperimentą. Eksperimentų metu automobilis įsibėgės iki 50 km/h greičio. Tokiu greičiu turėtų automobiliai važinėti miesto gatvėmis. Tada vaikai švilpuko pagalba duos ženklą stabdyti. Tada automobilis stabdys ir mes galėsime išmatuoti, kiek reikia jam kelio sustoti nuo stabdymo pradžios iki galutinės sustojimo vietos. Kad įrodytume, jog viskas buvo atlikta sąžiningai, į pagalbą pasikvietėme nepriklausomą ekspertę. Prašau. Užsisek saugos diržus. Prašau. Vienas, 2, 3, 4, 5, 6. Štai čia 6 žingsniai yra reakcijos kelias. Tai tas laikas, kurį vairuotojas turi sureaguoti, kai pamato kliūtį kelyje. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Štai čia yra stabdymo kelias, kol vairuotojas stabdo savo automobilį. Štai šios 2 kelius sudėjus ir gaunasi sustojimo kelias, kuris tikrai yra labai didelis ir po to viskas gali baigtis tragiškai. Na, sakyk, ar iš visų jėgų spaudei šitą pedalą? Taip, kiek galėjau, tiek spaudžiau. Ar baisu buvo? Taip. Tai sakyk dabar, ar tikėjaisi, kad taip ilgai stabdys automobilis? Ne, tikėjausi, kad greičiau sustos. Prieš eidami per gatvę įsitikinkite, jog nėra artėjančio automobilio. Arba palaukite, kol jis visiškai sustos. Tada galėsite saugiai pereiti gatvę. Užmegzkite akių kontaktą su vairuotoju, kuris jūs sustojo praleisti. Tai būsite tikri, jog jis jūs mato. Ir nepamirškime paprastų mandagumo taisyklių. Padėkokime vairuotojui, kuris jūs praleido. Laikykime šitų paprastų patarimų ir kelias bus visiems saugesnis.